Labas rytas. Atsikėlėm, pamiegojom, labai gerai vakar pailsėjom. Šiandien startavom 5:30, važiuojam tiesiai į Pompėją, paskui grįšim į Neapolį. Sustojom degaliniai pusryčiauti, be 15:07, kapučino, krosaniukai su pistašijo kremuku, šiaip kremuku, picutė, buterbrodas. Viskas atrodo neblogai, kvepia skaniai, už viską sumokėjau 14 eurų degaliniai. Gal visai čia padoriai. Šiaip kapučino labai gražiai atrodo. Paragaukim. Ne tik atrodo, bet ir tikrai gardu. Tai skanaus ir važiuojam į Pompėją. Žolė, tokia aukšta žolė. Žolė! Nesimato rūros. Kokia žolė! Nesimato rūros. Čia yra rūra. O ne rūra. Jūra, jūra. Sakyk jūra. 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 Gražiai čia. Gražiai. Rankos dreba. Volare. Cantare. Kalnas, koks kalnas, kalnas. Kalnas, koks kalnas, koks kalnas. Hei! Dan vorėlis. Poras tai vorėlis. Privaikščiau skauda blauzdelės. Vištos. Mandarinai. Mandarinai, apelsinai, jėga. Atvykom, pravažiavom Neapolį, atvykom į Pompėją. Mėtos mandarinai visur. Ką galiu pasakyti, pavažiavom 4 valandas nuo Romos. Pasikeitė vaizdas kardinaliai. Bardakas, šiukšlynas, eismas šūdinas, visi nagli, visi lenda. Nu kažkaip taip spūstys ten, kur jų atrodo iš vis neturėtų būti. Aiškumo mažai, net navigacija pjauna grybų. Parkingų radom, visko radom, bet kol kas tai pirmas įspūdis šito krašto yra ne kažką. Labai ne kažką. Bet dabar atvykom į Pompėją. Dar neatvykom, dar liko 200 metrų. Pabandysim pasivaikščiot, vakaro pabandysim davažiuoti iki Neapolio. Ai, matėm Vezuvijų. Na, atrodo įspūdingai. Vienas iš keletą aktyvių Europos ugnikalnių. Atrodo įspūdingai. Iš pradžių atvažiavom, jis toks buvo biški apsiniaukę, paslapdingai atrodė, paskui atsidengė. Tai artimiausia Simutė skaitė, kad raudonoj zonai gyvena apie 700 000 gyventojų, kurie per 3 paras būtų evakuojami, jeigu būtų indikuota signalai, kad jis jau aktyvuojas, nes jisai aktyvus ir labai jau jį ten vieną iš labiausiai prižiūrimų yra ugnikalnių, kad jeigu išsiverš, tai bus labai blogai. Stebi daug visokių stočių, stebėti dujų pasikeitimus įvairius dalykus ir taip gali nustatyti pavojų dar prieš įsiveržiant. Mes atėjom, galvojom, pirksim bilietą, čia tualetas. Taip, tai dabar atvykom į Pompėją, pasiėmėm gidą, su gidu viskas bus paprasčiau, nes sakė, kad teritorijos vien perimetras yra 9 km, tai pasiklyst nesunku. Aišku, duoda žemėlapius, galima tyrinėti patiem, tiesiog apves įdomesnius eksponatus, nežinau kaip pavadinti, taškus, objektus, jo pavedžios, parodys, kažką papasakos, davė štai tokią ausinę užsidėtą nausies. Ir nereikėjo stovėti eilėje. Ir nereikėjo stovėti eilėje. Tai vat vien dėl eilės jau vertėjo, nes jeigu šiaip pirkti bilietas kainuoja 24 eurai, su gidu 44, bet nereikia stovėti eilėje, pavedžios, porą valandų viskas užtruks ir paskui, jeigu norėsim, galėsim pasilikti čia iki galo. Ir kažką tikriausiai papasakos, ko mes patys, mes vis tiek paguglintumėm 3 sakinius ir tuo pasibaigtų. Dabar va čia va laukiam gido, va ten va ta Pompėja ir kažką įdomesnio pasistengsiu ir aš parodyti ir papasakoti. Jo, kol dar laukiam gido, biškai pasidalinsiu įspūdžiais. Nu, labai šiukšlynas. Maksimaliai šiukšlynas. Ta prasme, jau nekalba ne toks šiukšlynas, kur numetė šokoladėlio popieriuką, bet tiesiog važiuoja ir palei gatves, kiek primėtyta šiukšlių maišais atvežta ir išmesta. Ten nesaldainių popieriukai mėtos, o mėtos klozetai cieli. Nu, tai labai nefaina. Eismas per kaimuką tokį važiavam, bet irgi intensyvus, visi lenda, nieks niekur neleidžia, gatvės siauros, dobėtos. Nu, iš
tikrųjų kol kas tai labai nepatinka, bent jau šilta, aišku. Bet irgi, palikau mašiną megztinį dabar, pradėjo pūst vėjas, tai iš čia. Tai gali būti visiaip ir nusmata lietaus. Tai tikiuosi, kad porą valandų nelis. Taip, tai mes dabar esam Pompėjos pagrindinėje aikštėje ir dabar turiu laiko trumpai papasakot, kaip čia kas nutiko. Esmė yra ta, tiesiai už manęs yra Vezuvijus, jis yra maždaug už 10 km nuo šitos vietos. 79 metais, ne 1900, ne 1800, tiesiog 79 metais išsiveržė Vezuvijus ir šita vieta, šita vietovė, gyvenvietė Pompėja buvo palaidota po pelenais ir ją iškrapštė iš po 8 metrų gylio pelenų sluoksnių, lyg ir 19 amžiui, tik tai, o gal 18, nu gerai, nenoriu meluoti. Daug nefilmuosiu šitos vietos. Faktas, daug griuvėsiu, daug įdomu. Aš nebent parodysiu ir paminėsiu faktus, kurie man pasirodė įdomus ar juokingi. Esmė, lavos čia nebuvo. Tas Vezuvijus yra už 10 km nuo čia. Visas šitas miestas buvo palaidotas po pelenų sluoksnių. Jokios lavos, jokio nieko. Žmonės tiesiog nuo terminio šoko išgeso čia arba prisikvėpavo pelenų ir irgi taip ir pabaigė savo dienas. Ir praėjus didelį galybį metų tiesiog atradavo visą miestą ir visai įdomu dabar čia pasižvalgyti. Tai turistų tikrai nemažai. Dabar nedaug, bet yra ribojama. Grubiai per parą 20 000 žmonių tik tai gali praeiti per, toks ir tik, bet 20 000 žmonių per dieną gali praeiti ir tai yra ribojama, tai galite įsivaizduoti, kokie čia kiekiai buvo iki ribojimų. Per dieną 20 000, manau, kad visai nemažai tokioje vietoje. Dabar eisim, pasiklausysim toliau, ką papasakos ir jeigu kažkas bus įdomus, tai parodysiu, o jeigu ne, tai prašom apsilankykit patys. Pirmas įdomus dalykas, kurį noriu užfiksuoti, tai va taip atrodo perėja. Atrodė perėja Pompėjai ir čia gatvė buvo kaip ir drenažų principų, viskas veikia, tai kartais lietus, kartais nelietus čia tekėdavo, bet va čia va būdavo taip pereinama gatvė, kad neįlipti į šlapalus. Tai čia matom, kai archeologai kasinėjo Pompėją, jie aptiko tuščias ertmes tarp pelenų, tarp pelenų sluoksnių ir tai buvo suirusių žmonių kūnų vietos. 19 amžiuje vienas tų kasinėtojų sugalvojo šias ertmes užpildyti gipsu. Ir kai gipsas sustingdavo, gaudavos tikslios žmonių formos, matydavos jų laikysena, veido išraiškos, net drabužių klostės kai kur likdavo ir tokiu būdu buvo įamžintos paskutinės Pompėjos gyventojų gyvenimo akimirkos. Dar įdomus faktas yra tas, kad tuose eksponatuose tie griaučiai skeletai yra likę tikri originalūs, jeigu galima taip sakyti. Na ir iš tiesų toks šurpokas, bet labai originalus ir žmogiškas būdas pažvelgti į praeitį. Mažiau linksma dalis ta, kad pradėjo lyti. Neturi nei striukės, nei megztinė, nieko. Bet nėra šalta, tai nieko tokio. Dar vienas įdomus dalykas, tai išgyveno Pompėja iki galo neliko sugriauta, net po 3 ją ištikusių nelaimių, tai ugnikalnis. Per Antrą pasaulinį karą ją dar ir bombino čionais ir 80-ais dar buvo žemės drebėjimas. Statė greičias rimtai čia vyrai. Taip, tai jūs dabar matot tam tikrą atspalvį, kuris yra pavadintas Rosso Pompeiano. Šitas mačiutės pintas spalvas atspalvis yra būtent tai. Ir net nesvarbu, kad jūs atvažiuosite Pompėją ir galvosite, kad kažkur pamatėt raudoną, čia yra Rosso Pompeiano. Ne, čia yra tikras Rosso Pompeiano. Rosso Pompeiano. Jinai yra tikrai ryškesnė už visas kitas raudonas. Tai visai cool. Nu ir nuvalu, bet nereikia norėti per 2000 metų. You can see the picture on the board. So guys, the main stones were made. So we go over there. Come this way. Bėga. Čigonų palaidė visų pulkų ir tas yra juokinga, nes mes esam Romai. Meluoju, nebe Romai. Ir vis tiek čia idėja ta pati. Tikrai buvo įdomu, tikrai buvo faina. Gaila pradėjo smarkiai lyti, sušlaviau, būtent triusikai šlapi. Meluoju aš, be triusikų. Iškart pasimatė, kaip pradėjo veikti upių sistemą gatvėje. Daugybė dalykų ten yra, kuriuos galim pamatyti, bet labai sušalom, sušlapom. Nesvarbu, kad laukia plius 14, bet kai sumaikė ir šlapės iki dugno, tai visai nesmagu. Tokias mintys ateina, verta aplankyti, turint laiką, tai galima čia skirti ir pusdienį ir visą dieną. Šiaip ką, tai dar vienas įrodymas, kad laikai keičia žmonės, niekur labai per daug toli nepatobulėjom. Turim elektrą, turim internetą, bet šiaip tikrai stebina, kiek prieš 2000 metų čia buvo padaryta, išrasta stebuklų.
slankiančios durys, prostitučių kambarys. Viskas tas pats. Visi mišė ant gatvės pakampiam tada, visi mišė dabar, nieks neskeičia. Verta aplankyti. O dabar tai labai norėčiau sriubytės. Nežinau, rasim, nerasim. Važiuojam ieškoti viešbučių. Bomžpakį įsivirsim. O, aišku, įsivirsim bomžpakį. Let's go. Let's go. Paliečiau, pravažiuojam nemažai kaktusų, matėm ir va, kokie didžiuliai, spyglių nedaug. Pirmas tokio dydžio kaktusas mano gyvenime. Ir aš dar nevalgiau apelsino nuo gatvės. Čia matėm buvo labai nemažai, bet buvo atverta ir nelabai galima prieiti. Tai ten pa žmonės nelys į kiemą. Bet aš tikiuosi, kad mes dar gal ryt po ryt pavažiuosim dar kažkiek piečiau ir kažkur tai pamatysim tokį apelsinų. Citriną, lemonę matėm, va tokią dydžią užaugus, va tokią dydžią. Esam mes dabar netoli Pompėjos, Basko Trekase miestelį. Ir tas miestelis yra, arti Antalieptės iš tikrųjų. Apsistojom Basko terasai šitą ir palikom automobilį šitą kaimuką traukinių stotį ir bandysim nusikauti Neapolį. Bet atvarėm į traukinių stotį ir traukinių stotį mes buvom vieninteliai žmonės. Tiek aplinkui čia, tiek viršui pirkom bilietus. Aiškumo jokia, ženklai tik itališki, pjaunam grybų, net nėra iš paskas ką eina, nes 0 žmonių. Darė įkvidas duris, kur išeiti lauką pradėjo rėkti signalizaciją. Rėkti signalizaciją, tas dėdas, kur mums išdavė bilietus, mes nesugebėjom net pro varteles praeiti. Sako, kiškit, ginkišam, vartelį nesdarė. Ai, pizdu, eikit. Tai va taip, žodžiu. Dabar laukiam traukinio, gerai, sutikam vieną žmogų, angliškai nešneka, bet iškart mato, kad turistai Neapolį, eikit tenai. Tai mes čia leidomės laiptais. Ta prasme, būtų labai sudėtinga iš tikrųjų susigaudyti, nes nei vieną ženklą nematau. Matau tiesiog, kad kaip peronai sužymėti, bet mes grybai, mes nelabai viešuoju transportu mokam naudotis, po truputį mokomės, bet visiškai nekonkretu, neaišku, jokių rodiklių, nieko kur tau įžinai. Tai va, ir paskutinis traukinys atgal važiuoja po 7:38 seka. Žodžiu, būtų gerai nepraleisti jo, nes kitu atveju verks matyliai kamputį kažkur atsisėdė iki ryto. Sveiki atvykę į Neapolį. Einam tiesiai. Mūsų reikalas supylė mus. Afigenai supylė lietus. Ir nežinodami, ar bus geriau, optimistiškai apsivilkom marškinius ir išėjom traukinių stotį, kad atvažiuoti į Neapolį. Važiavom į Neapolį ir čia mūsų misija yra viena. Iki paskutinio traukinio turim porą valandų. Per tas porą valandų paslampinėsim į centrą ir reiktų suvalgyti tikriausiai neapolietišką pizzą. Galim ir eiti šituos skersgatviu. Kvapų visokių, tvarkos ne per daugiausiai ir lenkiškas opelis. Pica Mica gimė Neapolį. Neapolį skaičiau, kad yra per 3000 picos meistrų, kurie nuolatos tobulinas ir konkuruoja, kuris geriausią pizzą iškeps. Net į UNESCO paveldą yra įtraukta neapolietiška pica. Tai va, einamės jos dabar ieškoti ir tada rasim gal kažką gražiau, čia svastikų papiešta. Neįtin jauku iš tikrųjų. Ne, šiaip tai. Simas sakė, jeigu šitoje gatvėje dingtum, tai tikriausiai nieks ir nerastų. Nebejoju, nieks ir neieškotų. Kuo giliau Italijan, tuo labiau bardakas. Tad Neapolį labai gerai. Parkavimo ypatumai vėl pasireiškia. Mašinos visos suvaišytos. Nežinau iš tikrųjų, Lempos iškritę. Nežinau iš tikrųjų, kiek čia gerai man pačiam yra, kad aš esu iš tų kamerų makaluojas. O dabar biškai labiau pagrindinę gatvę išlindam. Daugiau žmonių yra kažkiek tai, nes nuo traukinių stoties išlindus, tai pirmas įspūdis buvo, ojoj, kai neįkvepia dešrelėm. Galima prisėsti, galima buvo kažkada pabandyti pavažiuoti. Stiklų pilna. Prismyga batvas. Pabandom čia pasukti. Kaip vadinat? Nežinau, mes ieškam pizzerijos. Susiradom vietą, kur pavalgyti. Gavom skanaus vietinio spraituko. Ir sako, palaukit, tuoj minutę. Ir mes jau sėdim čia geras 20 minučių, jeigu nedaugiau. Atėjo pareigūnai su ženkleliais, pradėjo fotkinti viską. Visi žmonės kaip ir išeidinėja, liko dar vieną porą be mūsų. Bet jie irgi turbūt to išeis. Mūsų picos net keliauja ir jau matom, kad dabar su tais pareigūnais aiškinas pizzerijos darbuotojai. Dabar nebežinom, kaip ir elgtis čia, ar laukti, ar eiti. Dabar kažkokias atomasgas tai norėtų sulaukti.
Taigi atkeliavo mūsų picutės. Kaip dydžio? Simutės margarita, mano kažkokia picutė su pistacijom, irgi labai skani. O pareigūnai pasirodo buvo, nes čia vyksta serijų karai. Kitoj pusėje kelio yra pizzeria, Iranis nesutarė. Tai va vieni ant kitų baras ir tiek. Gaila, tikėjaus įdomesnio siužeto vingę. Skaniai jaučiasi dūmas, ne? Aš mačiau, jie ten labai daug malkų prisikrovę buvo. Tai gerai, mes gal susitvarkom su savo picom. Ir kadangi užtrukom, bandysim nepavėluoti paskutinį traukinį. Suvalgiam savo didelės picas. Nu nebuvo stebuklas. Gal aš per daug tikėjaus. Skanu, baika, Skanu. bet ne stebuklas. Simutė iškepa skaniau. Padelis buvo minkštas. Dabar tik sutingau privalgys. Užteks man tą Nepalę, 2 sakinių ir 1 šiukšlinas gatvės. Ais matu pačiu šiukšlinu gatvę autobusą ieškoti. Tai va matot, kur problema. Tas metas mes atvarėm, mums paskutinis traukinys 7:30. Dauguma kavinių užsidaro dabar čia Neapolį, nu bent jau per Google kiek žiūrėjom. Tai 4:30 užsidaro ir 6:30-7 atsidaro. Tai mes net nespėtumėm pavalgyti. Bet egzistuoja viena kavinė, kuri laikoma seniausia pasaulyje. 1700 kažkelintais atsidarius. Seniausia pizzeria. Pizzeria, seniausia pizzeria. Ir ji yra čia Neapolį. Mes norėjome ją aplankyti, bet kaip tyčia ji nedirba. Sekas. Ja. Bet mes dar čia kelias dienas pabūsim, tai manau čia ne paskutinis mūsų promachas. Nuėjom susimokėti. Šiaip labai faini bičiukai čia dirba. Labai atsiprašė, kad mūsų privertėte laukti, nes čia turėjo tų problemų su pareigūnais. Tai sako, gal nori kažko, beleko, kavos, limonado, kažko, nieko nereikės mokėti. Tai jis nuėjo ten kažkur krapštės šaldytuvę ir atnešė dabar mums susimūtę šotus. Tie šotai kas čia yra? Limončelo. Kažkoks kokteilis. Tai gal pagūglim. Tai paragaukim. Gal šotas, ne kokteilis. Macnas, apelsininis, ne, citrininis. Nu ką, svetingi žmonės, faina. Sugėrėm tą limončelą, biškis smagiau pasidarė, oras pasitaisė, bet kad čia griūna viskas. Ką tik Simonai ant peties tinkas nubirėjo nuo balkono. Tai, aš žinau, kažkaip tai. Nu palmės auga, viskas gražu, aš nieko nesakau. Nu bet šiukšlynas. Švelniai gražiai tariant, chaosas toks jo. Atrodo, kaip taip, mes vakar buvom Romai, buvo taip gražu, faina, ramu, gracinga. O čia tai blemba, nu taigi irgi didžiulis miestas, bet didžiulis į kitą pusę čia kažkaip. Matysim, ką mums pasiūlys rytojus, jeigu rasime traukinį šiandien namą. Daug. Indų daug. Ne indų irgi nemažai. Nieka čia gražaus, šūdas. Šūdas, įma, sako, parodyk, kur nors gražaus. Nu, ko tu čia gražaus parodys? Šiukšlas ir bomžai. Važiuojam namą. Pavargis Neapolis, pavargė ir Neapolio traukiniai. Pavargau ir aš nuo viską. Simutė nepavarga. Jam jau daug metų. Nežinau, aišku, gal mes kažkur tai galėjom užėjti, paieškoti, bet kaip po centrą vaikštą ir nuvelnės. Šiaip suprantu, kad ko gero po Indijas visokias ilgai nepakeliaučiau. Nu, didelis šiukšlynas. Nežinau, nesitikėjau taip, kad bus taip negražu. Vandalizmo dvasios jaučiasi. Jo, visi traukiniai išpaišyti, viskas išpaišyta, išterliota, išmėtyta. Gal mes trauksim atgal į gamtą. Labas rytas. Nusnaudėm, numiegojom. Ką čia primiegojom kaip arkliai. Primiegojom kaip arkliai. Per visas atostogas šitiek laiką nemiegojom. Buvom nusprendę, kad kelsime 6. Tai turėjo būti vėliausias mūsų rytas, nes šiandien pusryčiai 7:30. Nu taip sunkiai, nežinau ir nuo ką. Čia tas Neapolis, ką gero, vakar tiek apkrovė. Aš iš tikrųjų vakar net nebefilmavau, aš norėjau tiesiog kuo greičiau dingti iš čia. Man tai buvo negražu, nefaina. Čigonų pilna visokių. Ir čia ne tautybė, ne kažkas. Tiesiog tokie visokie neaiškus veikėjai. O lipant kalnant šnekėti nebus gerai. Tai va, pasivažinėjom traukiniu. Nieko labai gerai, iš tikrųjų vakar taip ir nebepamatėm vakare. Bet šiandien esam apsistoję Vynuogyno viešbutį. Žiauriai varkę, PM3 euriukai 2, su parkingu, su pusryčiais. Iškart registratūrai sako balta, raudona, nes kadangi tai yra vyninės viešbutis, iškart vinsalę papilstė. Nu žodžiu, svajonė. A dabar per Vynuogyną pusryčių link. Ten mūsų nakvynės buvo pastatas, o ten
kažkur tam vynuogyno kampe pusryčiai bus. Vakar jau lovoje beveik atsigulus. Pradėjus galvoti, ką čia mes darysim sekančią dieną. Pasižiūrėjom, kad mes visai už miestą esam ir labai didelis žalias plėmas kažkoks tai žemėlapiai. Tai pasirodo, mes esam pačioj Vezuvijaus papėdėje. Nu ir jis yra va čia. Šiaip nebuvo tai planuota, bet visai sukrito ir be pusryčiaudami nuspręsim, ar lipsim šiandien mes į jį ar ne. Ar važiuosim toliau. Nes jeigu mes šiandien lipam, į Palermą mes jau ir nebespėsim. O jeigu nelipam, tada matysim. Dabar svarstam, ar varyti iki Kulniuko, ar į Siciliją. Šiaip einam dabar link pusryčių, mes einam vynuogynu ir va čia, nu čia tiesiog biški pravažinėto mašinų, tokias provežės, takelis ir jaučias, kad tas, nu ta dirva tokia. Tai čia gal Čia nelabai žemė. Jinai tokia, dabar čia visur šlapia, bet jin sausa ir biri, tokia, nu vėl nežino, tokia kaip tikriausiai, kad uoliena, pelenai, nežinau, čia gal ir turi įtakas. Nu tikrai ne kaip pas mus. Ir juoda labai. Jo, ir va, niekiek netepa. Irgi keista. Atrodo, kaip priliptų tuo iš buzotų. Paklydom truputį tarp vynuogyno. Visur yra pritrypčiota takelių ir privažinėto mašinų. Nedaug čia tų mašinų, bet kiek turbūt vynuogyną aptarnauja. Jau porą sykių nusukom ne ten, kur reikia. Atsimušom ten, kur jau žolė nepjauta, kur jau kaip ir sukamės atgal. Bet nėra net pikta, nes gražu visai. Buvo ženklas sek Vezuvijų, nu tai mes ir sekam. Kelrodė kaip ir aiškiai. Jau visai pasilgau, norėčiau tiesiog paprastas kiaušinienės, kad duotų. Lemba, kaip būtų smagu. Sriubos, bulką savo į taraiką valgau, picas ir makaronai. Iš pradžių svajojau apie tai, dabar jau biškį atsibodo. O dar beveik savaitę reikės kažką improvizuoti. Nu va, atrodo, kad pasiekėm savo kelionės tikslą. Nu čia vaizdinga, belia kaip. Jūra, kalnai. Dar užpavydėjau visai. Bet ten matėsi gričiutė tokia. Tras gričiutės mašina irgi buvo. Ir spėju, kad ten irgi galima apsistoti nakvyniai, nes yra staliukas, yra viskas terasytei. Tai va ten, toj terasytei, nu būtų žiauriai faina vakare pakimarinti. Da jeigu vinsalę inpilt, kas nors, tai iš vis. Ako ne Italija. Gavai kiaušinį. Gavau kiaušinienės. Pagaliau gavau šiltos kiaušinienės. Per visą savaitę niekur nepakliuvo kiaušinienės. Nu tai čiagi, kur tai matyta? Italijoje. Pakilom iki Vezuvijaus parkingo. Iki pat kiek toliausiai galima neleidžia privažiuoti, daro verslą. Mes čia pasiparkavom dabar mašiną už 7 eurus palei gatvę, o taip. Ten prieky yra autobusai, kurie už 3 eurus nuveža pirmyn ir kada nori parveža atgal. Iki pat viršaus nedaveš. Gaila, dabar Vezuvijaus. Kol važiavom į priekį buvo labai gražu giedra, bet kol mes čia susivaikščiojom, užplaukė debesis. Tai tikimės, kad kol pakilsim į viršų, nuplauks jisai. Šiaip taigi visur visą laiką griniako nešiojamės ir čia šitos įkius sakom, ai gal einam. Ir nuėjom ir nėra Wi-Fi, sako, čia kartelą atsiskaityti negalim, pirmą vietą per visų kelionį. Tai va ir vaikštam iš galo galan. 5 metrų už parkingą susimokėti gali tik kortelę. Pas jau nėra. Nu jo, 10 metrų, bet jau ten Wi-Fi'aus nebėra. Tai žodžiu, esmė yra ta, kad dabar mes čia iš galo galan, bet nieko, tuoj paskelsim ir pažiūrėsim, ką mums pasiūlys tas Vezuvijus. Gal kokie akmenį įmesim, gal užkursim Vezuvijų ir tada jau spruksim iš čia. Taip, tai autobusiukas kainuoja 3 eurus, nuveš pirmin, nuveš atgal. Ir dabar jau kiek mes čia važiuojam, nežinau, čia gal porą kokių 3 kilometrų į kalną. Matau žmonės lipančius ir galvoju, kad iš tikrųjų gal neverta tą 1,5 eurą taupyti, nes čia kokių valandų lipsi, pasportuoti ir pizzas išvaikščioti gerai, bet grinai laiko taupumo sumetimais neverta taupyti euro. Iš pat pakalnės mes čia važiavom, viso maršrutas mūsų buvo gal 20 km, bet važiavom beveik valandą ir tikrai labai statu, serpantininis keliukas, visą ką, bet daug dviratininkų minančių į kalną sutikom, labai stiprų žmonės, bėgikų sutikom, buvo minančių į kalną ir buvo jau besileidžiančių į apačią, tai va į apačią nusileisti smagu būtų su dviračiu, bet į kalną tai trumpai tariant, situacija tokia. Atvežė mus busiukas iki vartelių, kur reikėtų pateikti bilietą. Vezuvijaus viršūnė yra va ten, už manęs. Dabar situacija tokia, mes nepirkom bilietų iš anksto, tikėjomės vietoje įsigyti, taip ir neplanavom iš tikrųjų čia kilt. Užkilus čia, jokio kioskelio nėra, ten yra tik tai QR kodas, kurį nuskenavus gali online pirkti bilietus. Paskutinės minutės bilietus paleidinėja kas 10 minučių po 10 bilietų. Ir va čia yra pulka žmonių, kurie laukia irgi tų bilietų. Ir paskui dar kilometrą palipus į viršų, užsikeltum jau į pačią viršukalnę ir turbūt pamatytum
kraterį. Matant žmonių kiekį ir ant kiek šiaip labai nepatogus tas puslapis yra, tai man po truputį noras dingsta. Tai mes dar palaukiam vieną bilietų išleidimą. Jeigu bilietus gausim, tai lipsim. Jeigu už 10 minučių bilietų negausim, tai turbūt leisimės atgal. Šiaip kiek, aišku, nuotraukas yra nuotraukas, niekada neperteikia to, ką gali pamatyti gyvai. Pati viršukalnė, bent jau iš interneto, neatrodo ten labai įspūdinga, tačiau iki šitos vietos pasikelt verta vien dėl peizažų, kurie atsiveria kylant į kalną. Labai gražiai atsiveria miestai, jūra, viskas. Nu, super, tikrai vaizdai atrodo tokie biški, net atrodo, kad akys apgauna ir negali būti taip, kaip yra iš tiesų. Tai va, dabar mes laukiam ir matysim, arba kilsim į viršų, arba leisimės į apačią ir bandysim keliauti link kulniuko. Ar nuo posūkių, ar nuo slėgio, visi čia paskėlė vėmė aplinkui, mum bilietų nepardavė, dabar perkrovėm puslapį, už pusę valandas tik tai būtų galima bandyti pirkti. Mojam ranku ir važiuojam toliau, apseismą. Kalnas kaip kalnas, duobė kaip duobė, nu gerai, gal ir įdomu, bet akuti čia gali pusę dienas pralauksi ir nieko negausi. Tai stabdom autobusu ir lakiam atgal. Aš sakiau, kad verta nusipirkti bilietuką, kad autobusiukas užvežtų į viršų. Tikrai verta, nes pakilom į viršų ir jeigu mes būtumėm valandą laiką lypi viršun ir sužinojai, kad negalim užlipti ant viršaus, nes neturim bilietą. Nu aišku, čia mūsų klaida, mes neapsiskaitam, bet turėkite omeny, kad kaip jau minėjom, Italijai spontaniškumui vietos nėra. Jeigu jūs planuojat kažką aplankyti, pirkitės, bukinkitės viską iš anksto, nekartokit mūsų klaidų. Nes dabar Vezuvijų matom, bet ne iš viršaus. Dėja. Matom viską, mes matom, žinokit, į duobę eik. Eik tu duobė, kunkuliuoja lava, wow, ten yra wow. Kaip rūksta, ne? Rūksta. Nieka, varam kur nors Danė užlipti. Aš dabar įrašysiu uždangai Ramazuoti dainą. Na na ni na na rone canzone du 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 rantichi canti pamparito concore canzone du 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 rantichi canti dabdi di dabido namini namado na na ni ta ra di ra ra be di do na na ni ta canzone rantichi canti na na si ta canzone do 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 rantichi canti rabidi dabado rabadi dabado na na di ta da do de da 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 do Eros, kur tu? Na di de canzone. Kai šnekėjau, kad verta važiuoti link Vezuvijaus, ne vien dėl Vezuvijaus, omeny turėjau šitokius vaizdus. Tiesiog sustojom pakeliai. Pradedu suprasti, apie ką dainavo Eros. Ten tolumoj matosi dar lyg ir sala tikriausiai kažkokia. Laivai grįžta, gražus keliai nenubodus. Ir jeigu kilsit link Vezuvijaus, tai stenkitės pasižiūrėti prognozes, kad nebūtų debesų, nes debesis labai daug čia ko paslėpia. Esant giedrai, tai pasakiški vaizdai. Dar vienas pastebėjimas apie vairavimo subtilybę čia, tiek gatvelėse, tiek pilant į kalną. Jau šitam regione labai daug sferinių veidrodžių tų. Nes tu tiek gatvelėse yra taip viskas projektuota padaryta, kad nelabai ką matai, kas už kampo vyksta, kas už poskę. Lygiai tiek va čia va dabar va, mes matom, va, vėl yra veidrodis ir mes, nu net, jeigu ne veidrodis, tai čia kalnas ir žolė, jo labiau dar žolės nėra, tai tiek vasaropta žolė, paaugs viskas, matomumą labai mažai. Pagrinde reikia vadovautis tais veidrodžiais. Tik vienas, a čia pažiūrėk kiek. Ant kožną kampą. Gelbėja, labai smarkiai gelbėja. Ir gelbėja kuo mažesnis automobilis. Labai džiaugiuosi, kad pasiėmėm citruką šitą. Su savo tai būtumėm pravažiavę, bet tai irgi galva skausma būtų trigubai. Šiaip griauzdas, a čia va. Varikliukas mažiukas, jie atrodo kaip ir silpna mašina, bet traukia ant kalną normaliai. Be jokio streso, be jokio klapą tavo savo gali. Šiaip matas labai daug. Visur čia kenčia veidrodėliai, nes labai dažna mašina tiesiog grūbiai, daug lipnios juostas arba iš vis veidrodėlio nėra arba sukta prisukta. Bet tas nekelia nuostabas, dėl ko čia viskas nubraižyta. Mieste irgi daug matai, kur kampai pastatų nubalnoti irgi. Nes yra gatvių, kur švis tu net neprasilenksi ten
nežinau, ten su motociklu nelyščiau, jeigu matyčiau, kad mašina iš priekio atvažiuoja. Tiesiog pamatai, kad atvažiuoja ir stoji. Tiek tu stoji, tiek tave praleidžiate. Nu, ten nuo veidrodėlių po 10-15 cm lygiai iki sienų į abi pusės. Tai galima suprasti, kodėl čia motoroleriai tokie paklausus. Prižiūri, tvarka pareigūnai, daug pareigūnų. Neapolį vakar, kai buvom, tai traukinių stoti į kariuomenę saugo. Net nežinau, kaip pavadinti. Džipas buvo, tai kažkokia didesnė transporto priemonė, aišku, ne šarvuotis, bet kažkokia tai tokia jau, kuriaušias galėtų malšinti. Tikriausiai ne veltui. Šiandien mes jau dabar yra 11 valanda. Mes kaip ir nusprendėm traukti link bario. Žodžiu, varysim į Kulniuką. Sustojau degalinėje užsipilt kūrą, ant taburetę sėdėjo Dėdonas, priejo va čia degaliniai. Nu, sakau, gal Anas čia užpilt man nori? Nu, Anas kaip ir nori užpilti. Sako, už kiek pilsi? Aš matau, kad yra tas savitarnas automatas. Tai sakau, aš pilną pilsios. Ne, nu tai kiek? Jis traukia pučką pinigų. Sako, aš nežinau, kiek yra pilnas. Sakau, aš irgi nežinau. Tai Anas vis tiek kažkaip neatlyža man padėti užsipilti kūrą, tai aš tiesiog sėdau, išvažiavau kitur. Tai rasiu gal kažkur kitur degalinę. Dar vienas tipsas, kai keliaujat, jeigu sunuomot automobilį ne savo ir nežinot, kurioje pusėje bakas, o ten yra kūro ženkliukas ir prie kūro ženkliuko visada dažniausiai būna rodiklytė į kažkurią pusę. Prie to kolonėlio ženklo, į kurią pusę rodiklė, toj pusėje ir bus bakas. Pasiėmė ką tai, Kas čia buvo? Gal litą būta? Tai kad visur ganėtinai sausa. Čia, man atrodo, biškį kanalizuokas pagedo. Važiavom, padarėm sustojimą gamtoj. Pasakyk teisybę. Teisybę. Apsimyžom. Atsiprašau, pasakyk gražiau. Važiavom. Nu nėra kur sustoti, nėra autostradai, sustojimų, jokių degalinių, jokių nieko. Vėl nežino, kiek laiko važiavom. Mes dabar 3 valandas važiavom ir mes važiuojam link Kulniuko. 3 valandas nuo Neapolio, nuo Pompėjos, nuo Vezuvijaus. 3 valandas. Pasižiūriu žemėlapim, kad tas Neapolis visai vietoje ir aš nesuprantu, mes 3 valandas važiavom. Mes išvažiavom po 11 biškį, dabar yra po 2-3. Ir dabar, jeigu aš norėčiau grįžti į Pompėją, susivedžiau, aš per valandą galėčiau grįžti. Aš nesuprantu, kas daro. Mes ratai sukam čia ir niekaip neišvažiuojam. Nu, bet mums rodo dabė į 4 valandas kelią iki ten, iki tą Kulniuką. Gal dabar jau davažiuos, nebežinau. Bet dabar sustojam užkasti tuo pačiu. Turime šitą prispirkį kumpiukų mėsyčių. Sustosim ne jokioj degalinėje, gamtoj ramiai be žmonių, nes visur ūžia, tarškia, parškia, pavargau aš jau nuo viską. Galima užsisakyti, galima, prašom. O su kuo būtų galima? Su rikota, kapričioso, prosciutto tuto, su netikru sūriu, be jokios abejonės. Va, pas mus šiandien asortimentas platus, plačiausias. Labai skanu, pamėgau, prosciutto tuto. Surikata. Prosciutto dedam negailim. Suriuką irgi dedam negailim. Rikota buterbrodan. Ajezau, kaip gerai. Man tai atradimas buvo belekaks. Ir įsivaizduojam, kad turim čia pomidorų pridėję, visko, kad gražiau atrodytų, bet iš tikrųjų tai ne. Paragaujam. Italija. Buterbrodo de italiano. Taigi va, tai kolda. Pietauju. Kol kas 2 mašinas tik pravažiavo, tai visai ramiai čia mes pietaujam. Bei 4 valandas iki Kulniuko liko. Keliai šiaip prasti. Autostradas tokias. Dabar biškį lindam. Bet jeigu ne autostradas, tai tikrai vietam buvo ir Antalieptėje geresni keliai. Čia tokia dalyka kaip lauk, kol tavi inlais, jeigu tu šalutiniam, ne, čia nepaprašysi, čia turi išsireikalauti. Matėm kelis pavyzdžius priešais, kaip viskas vyksta. Ir paskui patys, nes tu stovės, taip ir stovėsi visą dieną. Reikėjo šito tikėtis ir tikėjomės, kaip ir viskas tvarkoja. Matysim, kas bus ten Kulniuke. Lėčiai yra Italijos Maldyvai, važiuosim pažiūrėti, ar ten tokie Maldyvai. Šiaip kraštovaizdis, kai tokia ilga, tokia dydžio šalis, 1500 kilometrų daugiau mažiau. Nenuostabu, net ir kraštovaizdžiai keičiasi. Kiekvieną dieną atrodo vis kitur, dabar tai tokios kalnai, kalvos, uolos. Ir autostradas matas nutiestas, nebenoriu, ačiū. Privalgiau ir deserto jau privalgiau. Da turim čipsų, da turim bomšpakį, ponai karaliai. Kuo, apsirengam šiukšlas ir varom, ne?
Ausys užgulė, jau kelias valandas važiuojam ir visą laiką atrodo, kad autostrada leidžiamės į pakalnę tiesiog. Jo, kraštovaizdis smarkiai pasikeitė, eismas tai atrodo, kad, nežinau, sakytum, sekmadienį, nežinau, šventinę dieną, o vieni važiuojam realiai, vieną kitą mašiną atvažiuoja, apsilenkia ir viskas. Tai eismas tikrai labai atslūgo, bet kitas dalykas tai niekam nerūpi ženklai. Nu, va, kad ir dabar, va čia, 80 galima važiuoti. Aš jau pats važiuoju 95 ir man visi lenkia. Kas kelis kilometrus vis kelia darbai, tai viena juosta panaikinta, tai kita juosta panaikinta. Ženklai visur sumažina greitį iki 40, iki 60. Nieks nerūpi, niekam visi važiuoja vis tiek. Ir kitas dalykas, tai kelia darbų kaip ir pilna, bet tik ženklų ir atitvarų. O kelininką nemačiau nei vieną. Kelią darbų pravažiavom gal 30, nei vienam niekas nevyka. Tai šiandien yra penktadienis ir mes važiuojam nuo 11, dabar jau pusė 4, nieko nemačiau. Tik ženklai ir antiek niekam nerūpė greičio ribojimai, kad absoliučiai. Ai, tas kelias. Tas itališkas kelias, žinokit. Ilgai važiavom, bet atvažiavom. Dar ne pats Kalniukas, bet jau labai arti. Susiradom vietą, kur permiegot. Šiandien permiegosim ir turbūt ryte eisim iki Kalniuko. Po kelias valandas pavažiavom ir vėl visai tiek architektūra visai kitokia, jau namai tie visi, man tai primena tos mačiutės, serialus visus. Ir turim jūrą. Pravažiavom kalnus, pakalnės, o dabar vėl lygumas, vėl jūra. Labai pasivargo. Kažkaip įprastai nepavargstu aš daug vairuoti, bet šįsyk labai pavargau. Šiek tiek gal net galva tokia, keistai jaučiuos. Dar mes šiandien gal nueisim pavalgyti kažkur. Jeigu rasim čia kažką, tai matysim, kaip bus upo. Ką tik atvažiavom, tai susikrausim visus daiktus. Rytoj gal daugiau patyrinėsim šitą kraštą. Tiesa, minėjau, kad Lečia yra Italijos Maldyvai, tai iki Maldyvų tikriausiai toli. Plūdimys mačiau, kur kaip ir galėtų būti smėlis, bet ten labiau uolas ir akmenys. Tai, žodžiu, praseisim, apžiūrėsim. Dabar vakaro rutinos laukia. Kol dar nesujaukiam kambarę, tai iškart padarysiu kambarę apžvalgą, nes visada išsimėtam visą šmutkės, suverčiam lovą. Ir šiaip įprastai, tai kambariai, tai net ir neberodau, nes jie visi labai panašus, visi labai vienodi. Jeigu koks stebuklas būna, kaip kad vakar įpylė vyno, tai tada ir papasakojo. Šiandien irgi turim šitą neįprastą. Kambarys kaip kambarys, turim vonę, turim dušą, ekstra pagalių neturim, bet turim veidrodį už lovas. Kas yra keista, ko dar nemačiau. Taip kažkaip padušką dėti ir žiūriu, kad į save žiūriu. Kiek tų įdomybių? Balkoną turim. Dydžio tėlikas. Taip, o balkonas tai tikrai didžiulis. Būtų biški šilčiau, tai būtų labai smagu čia prasisukti kažką gardaus. Dabar šiaip rodo 20 laipsnių šilumos, bet turbūt dėl jūros įtakos nėra labai šilta. Vėjelis užpučia. Palmę turim. Ir dar kažkokį interesnų medį. Važiuojant čia matėm labai daug mandarinmedžių ir citrinmedžių. Ir visai aš turiu vilties, kad mes galbūt per rytoj kur nors surastumėm kokį mandariną. Nes matėm, bet kažkaip tai po kiemo slandžiotis nesinori. Bet mandariną nusiskinti nuo medžio labai noriu. Ir aš iš pradžių kaip ir galvojau, sakau, nežinau, kada sezonas, bet dar mačiau, kokie jie prisirpė ten. Tai aš, jei ne rytoj, tai tada poryt. Dar bevažiuojant namo vis tiek kažkur sustosim ir mandariną skinsim. Delicious? Labai skanu šitam kaimukui. Gatvių neturi, asfaltą neturi, bet pizzerija superinė ir kitoj pusėje gatvės nuo picų dar užmatėm desertinę. Tai ir dželatą gavom, ir tiramisu labai gražiai pateiktas, to paragausim. O ten duonkepis koks buvo, wow! Ir pizzos labai skanės, net nenufilmavom, bet skaniausia, ką valgėm Italijai per šitą savaitę, tikrai buvo skaniausia pizza. Antras vakaras iš eilės vakarieniai. Žiūrim labai intensyvų žaidimų, kur gali laimėti arba 300 gabalų, arba sūdytas menkės.
arba nieko. Tai labai įtraukiantis žaidimas. Vakar žiūrėjom, šiandien žiūrim, rytoj planuoju be 10:09 irgi tuo pačiu metu įsijungti pirmo kanalo. Gražiai namukai atrodo. Štai ir atvykom. Jau labiau Kulniuke negu kaip čia, būti nebemožna. Atvykom į patį Kulniuką, į patį iškyšulį. Valėtos pakrantės, laivukai plaukė. Tir. Mes paeisim iki ten yra Google rodė kažkokią velnio uolą. Pabandysim ten įlįst pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Atsižmėsim jau tikrai jau pačiam Kulniuke. Aš iki Kulniuko važiavau tai su ta mintim, kad kaip gražiai Italijos vėliava plevėsuoja. Aš iki Kulniuko važiavau su ta mintim. Visi klausė paskui, tai iki kur tu buvai nuvažiavęs? Gali sakyti, nu tai iki Lėčės, iki Barė, ten da kažkur, žinai. Bet taigi visi palinksė, aš pats tame tarp irgi galvų palinksim. Paskui niekada tai... Gerai, sakė laikytis atstumą. Atsargiai, sakė, čia gali viskas birėti, už tai atsargiai. Nu ir byra, iš tikrųjų, matas. Iki Kulniuką visi supras, apie kokį Kulniukų kalbam. Kulniuojam dabar iki tą Kulniuką. Kulniavom po Kulniuką ir prikulniavom Velnio uolą. Ten gal ir vanduo kažkiek paskalauja karts nuo karto. Ką čia mums rodo ženklas? TSK, PTK. Velnė žina. Pabandom apie ratu. Gal patogesnis koks būdas bus užeiti tą uolą. Bet koks skaidrus vanduo. Tikiu per kamerą nesimato, bet va ten tai šviečia tiesiog dugnas. Nu visai nice. Slidoka vietom. Todėl reikia atsargiai. Tokia nesąmana. Sveiki. Tai čia ta uola? Nu čia jau uola. Ta skylė, ne? Ten ta skylė, ten ta uola. Aštrušiai akmenys visai. Jie tokie visi labai, nežinau, išgraužti. Karvelių buveinę priėjom. Balandžiai. O, paslydau atsargiai. Au. Biški. Ai. Bet lengvai, viskas gerai. Tai va tokia čia tą uolą turim pačiam Kulniuke. Mes, tuoj. Parodysim, kiek mes Kulniuke. Nu čia jau telefonas tiksliai sako tikslumas mažas. Bet jeigu taip paėmus, tai labai labiau Kulniuke ir nebenuvažiuosi. Pačiu laiku įnijungi. Aha. Bet kaip įdomi, jie tokio brailų ten tupė, valandžiai. Tai kaip tu? Atrodo, jiem ten taip nepatogiai. Visai kaip tu. Balundis. Balundis. Ką, važiuosim pusryčiauti? Suisanio. Reikia važiuoti pusryčiauti. Jeigu Europoje kažkur biški labiau į šiaurę, į rytus nuo pietų, galima papusryčiauti dar kažkiek anksčiau. Mes dažnai jamam viešbutį su pusryčiais, jeigu siūlo, nes sutaupo ganėtinai laiko iš tikrųjų. Kai gali papusryčiauti 6 ar 6:30 ryte. Bet Italijoje, sur kur jėmėm, jau galėjom pusryčiauti tik tai 7:30. O atvažiavus čia į Kulniuką, tai jau pusryčiai tik tai 8. Tai gerai, kad niekur dar toliau nebegalėjau nuvažiuoti. Kiekgi čia miegosi. Bet tai turbūt ir byloja irgi apie šiek tiek labiau atsipalaidavusį gyvenimo būdą. Kur čia skubėsi? Pamiegok, tada sustepsi buterbrodų. Kol sustepsi buterbrodų, kol pavalgysi, nuvažiuok, kur tau reikia.
žiūrėk jau pietus ir vėl iki vakarą nieks nedirba. Tai tas ir eisme pasijaučia, nes dieną, kai važinėjom, tai atrodo taip ganėtinai vangios tas gatvės, vos ne vienas važiuoja vieną kitą mašiną apie pietus. Kai jau prasidėjo vakaras, 5, 7, zuja mašino šakės. Tai ir vakar mes čia tokiam pajūrio miestelį apsistojom, pradėjo temti, mašinų pasipylė iš Vilniai, žino kur. Ir atrodo, jų čia tiek ir nebuvo, bet gatvių kaip neturi. Keliai tai tragedija. Šiaip tie namai, keliai, viskas. Aš taip Afriką įsivaizdavau. Tai aš galvoju, turbūt, kad per gerai galvoju. Ir Afrikoje tai ten iš vis turėtų būti kliūkis. Nes jau čia pietuose jau toksai biednekas. Simona, ką darai? Ieškau apelsinų ir mandarinų. Bet nebent tik už tvaras. Tvaras mums nepatogu. Tai kelia. Šiandien pusryčiavom kieme. Kaip ponai. Oras gražus, pusryčiai. Va, su skrebučiu. Pusryčiai šiaip savo, bet savininkė labai maloni. Vieta faina. Tai ir nebepykta. Tai papusryčiausim ir varysim link Lėčės. Čia norėjau parodyti, kad visai fainas valgomasis mūsų. Man ir pusryčiai faini vaisiukų ir kruasaną šviežiai iškepė kažkokį desertuką davė. Nu, čia taip jo. Čia gal nėra labai daug ką prisikrauti. Tiesa. Tai man norėjau pasakyti, kad iškepė šviežiai kruasaniukų, kažkokį dar vietinį deserčiuką. Tai va, pusryčiavom. Pilnės pievas tokių tortų iš akmenų. Kuo jis daro? Rais googlinti. Не возьмата, так. Не возьмата, ну Писту, važiuojam. Dentro l'Australia perché sono terrorizzati, sì, soprattutto i semi, perché magari tu non te ne accorgi, ma anche solo nelle collane, sai che a volte fanno dei semi, li utilizzano per gli australiani, sì, sono cattivissimi perché devono stare molto attenti. Comunque l'impressione che Gerai, čia aš tau pafilmavau, Tu čia gerai užtaikiai. Užtaikiau aš čia tau pafilmuoti. il mondo proprio si sta assestando sulla divisione, sulle barriere. Kaip aš pavargau per šitos kaimus važiuoti. Stop. Nieks nevažiuoja, nėra čia mašinų prikrauta pilnas pakelas, nieks nevažiuoja. Stop ženklų, linijų. 60 km važiuojam valandų laiką. Ir va, dar daugiau. Šulnys, duobė, 50. Važiuoji per pievų. Pieva, 3 km tiesi linija, pievas, aplinkui pievas, ne vienas greičias nieka. 50. Lenkti draudžiama. Aš negaliu pakęsti, aš negaliu suvokti, kas čia vyksta. Man jau neviltis apėmus. Dabar va, 19 km lyka, da 21 minutę. Kur matyta? Nelinksėkit čia galvom. Va, aikštėm veda visokiam. Na, taigi čia yra absurdusas. Man atrodo, kad dabar da nuvažiuojam tik kur važiuojam, a tada kaip dėsma autostradan moka man. O kaip dėsma per 7 valandas iki San Marino. Nu gali stabtels man pamėgo. Tai jau pietus mes dar nedavažiavom iki kaimą. Pavargau, tikrai pavargau, užknysa. Nabodu. Tas pats partų patį. Stop, da stop. Į nieką daugiau. Be stop ženklą. Nors rankinę užtrauk kaimą. Čit nesulaužiau mašiną. Tai tie. Aš šiandien bambėti jau gal nebenustosiu. Man jau atsboda važiuoti. Vakar važiavom autostradu, visur mandarinai, visur apelsinai, citrinas auga. Šiandien atrodo, kad viskas nužydėjo, viskas iškrita. Išsukam iš kelią, nei vieną mandariną, nei vieną apelsiną. Trafika zonė, trafika limitada. Atvažiavom kažkam kaimą. Mesgi tik norim balų pažiūrėti. Zonė, trafika limitada. Va, kokiais keliais dabar turime pažiūrėti. Mes 60 km 1,5 valandas važiuojam. Man jau va čia stovi, va čia, va rytoj kaip dėsmo, ne rytoj, šiandien jau kaip dėsmo autostradam, tai dar negana ta autostradai, kaip skuosman 70 nama, 1,5 paras. Nieka čia iki galo atseka, ar aš kažką nesuprantu, nežinau, ženklų pridėta, visi lakia, keliai šudini, o jau kaip aš Italiją myliu, kaip čia, kaip fainai būtų, kaip norėčiau. Nežinau, Romai gal ir faina, visur kitur tai man jau pradeda veikti.
žala nepjauta, šiukšlių Neapoly, kiek šiukšlių, apsirinkti negali tų šiukšlių, kas tai ir autostradas ir sukimai, tai atrodo, tu turi atsivežti ir išvažiuojančias mašinas išmesti maišų, nes tai pilna šiukšlių. Suprantu, tai saldainę paperiukų, bet tai klazėtų per langų, kutų meti. Ir tada ženklas 70 važiuotų autostradai. Dabar valyka 200 metrų. Duos man davažiuoti, neduos. Aš nežinau, gal vėl bus zonė trafiko limitado apsisukti. Nežinau, tai kaip ir parkingas yra, bet matau čia pastatytą mašinų, tai ir aš tėvą nubrukiau. Gal niekas neišbars. Mums čia paeit porą šimtų metrų, nebekas lyg ką pavažiuoti. Pataupykim kopeikas, nusipirksime buterbrodų. Nugi gražu, tikrai gražu. Kad nebūtų šitiek stop ženklų pakeliui iki čia, tai čia būtų daug gražių. Kaip man patinka tas skaidrus žydras vandeniukas. Eik tu savo. Gaila tik tai, kad šalta. Jisai pasiniurdyt būtų gal ir smagu. Bet va dabar su Maikelu išėjau. Šiaip savo. Kol vėjas nepučia, atrodo šilta gera, su megztiniu būtų karšta. Bet vėjukas tai gaivus. Vėjukas tai gaivus. Velnioniškai. Jeigu nepūstų toks vėjas, šiaip aš jau trečioj dienoje išvažiavęs iš namų būnu pavargęs ir irzlus ir nieko nebenoriu. A čia dabar savaitę laiką važiuoti per šitos visus stop ženklus. Toks laimingas buvo visą laiką, kai pradėjom, bet vis dar. Jo, bet mane visada paguodžia skanus maistas, kurie jau irgi panašu atsvalgiau. Ir gražus vaizdai, gražių vaizdų mes turim čia. Visai faina čia būtų pasmaudyti. Ir va tėva, kur stovi ta moteriškė, ten tikriausiai spėjau galima būtų šokt pliūkšt, nes ten gilu atrodo. Bet tokią skaidrumą vandeniukas. Simuk nutrauksi čia su foniuku. Taip. Nu. Pasimaudai, tik tai klausimas, kur, va tėva, yra laiptukai, matas padaryti išlipti. Gal visai ir nieko būtų, bet dabar tikrai visai ne tas oras, kur aš norėčiau maudytis. Nu gerai, padarom čia tokį čirkšt ir važiuosim toliau. Nežinau, mes dar stosim kažkur, ar dabar važiuosim namo? Stosim. Aš jau nebenoriu niekur stot, nebenoriu, kad man būtų linksma. Aš noriu dabar tik tai, kad lytų, aš būčiau paniuręs visas ir sakyčiau, nėra ką suvalgyti, niekas čia negražu ir iš vis, ko mes čia važiavom. Ne, meluoju, taip nesakysiu. Pasistengsiu taip nesakyti. Gerai, atsigrožėjau, man jau šalta. Šiaip, nemokėjau už parkingą, nemokėjau už bilietą, pavyzdį rodo labai blogą, bėgu iš čia. Privažiavom. Atvažiavom į Lėčę, vien tam, kad galėtume pasakyti Lėčia. Atvažiavom krautuvę Eurospin, vietinis Lidliukas, yra ir Lidlas, bet Eurospin vietinesnis. Prispirkam pilnų tašį bulkas, čipsų, bomžpakių. Pasilgau net bomžpakę noriu Italijai. Va taip. Ne, viskas smagu, viskas faina. Galvojam, praseisim per Lėčę, bet truputį debesuojas. Ten vėl to zonė limitado ir taip toliau, reiktų palikti mašiną toliau. Mes pagalvojam, kad gal mes tiesiog važiuojam link San Marino, jeigu nešvaistysim laiko čia. Na, okei, Lėčia rašo kaip gražiausias, pasitaisysiu, jeigu klystu, Apulijos miestas viso šito regiono, bet biškį prasigūglinam, kai jau esi po Florencijos, po Romos, po tų didesnių, gražesnių miestų, tai čia irgi nieko labai stebuklinga nepamatysi. Čia paskui po Vilniaus senamiesčio važiuotų ten. Varom tolyn, kilometrų dar liko nemažai. Šiandien jau yra šeštadienis, skrydis trečiadienį, aišku, dar laiko pakankamai, bet norim aplankyti San Mariną ir kuo mažiau laiko praleisim čia, tuo daugiau laiko liks mum Venecijai. Tai vat Veneciją dar norim pamatyti, aplankyti, gal pasiplaukti valtele, gal pakeliui dar vis mandariną noriu nusiskinti, gal biškį pailsėti. Nežinau, prastai miegojau iš tikrųjų, daug važiavom, viskas erzina, viskas nervina, tai važiuojam link Peskaros, kokios būtų neblogai. Padarėm trumpą sustojimą Alberobello miestelį, kuris yra apstatytas trulį tipo
nameliais. Tie visi kūgio formos stogai yra sustatyti be jokių cementų, be jokių surišančių priemonių. Tiesiog akmenys sausų būdu viens ant kito sukrauti. Legenda pasakoja, kad priežastis tų namelių atsiradimo buvo ta, kad nenorintys mokėti mokesčių gyventojai pradėjo statyti tokius namelius, kad išgirdus žinią, kad ateina mokesčių surinkėjai, juos galėtų greit išrinkti ir paskui vėl susirinkti. Nežinau, kiek istorija tiesa, bet priežastis juokinga. Kaip Simona sako, jeigu tai veikia, tai nėra kvaila. Visai fainas sustojimas, jo. Aš ir spėjau, kad gali būti, kad jie buvo sukrauti, visas namas, žinai, buvo be sulipdymų, tai gal dabar, žinai, kai padarė parduotuvės ir kavinės, tipo juos tvirtina. Šiaip visur balta, gražu, žmonių nemažai, visai fainas sustojimas. Ir nieko nekainuoja, tik parkingas, 2 eurai valandai. Ant gatvės, o jeigu ne ant gatvės, tai tada dienai 8. Mano galva nėra varkę į tuos parkingus, kur diedai stovi ir bilietukus pardavinėja. Čia mes nuo gatvės atėję 10 minučių užtrukom ir 10-15 minučių pasivaikštam 20. Arba kiek jau širdis geidžia. Yra ir kavinių galima sustoti, pavalgyti galima suvenyrų nusipirkti, bet mes turbūt krutėsim toliau. Taip, tai seniau čia gyveno žmonės, o dabar tai čia pilnai ant kiekvieno kampo tiesiog. Kiekvienas įėjimas yra arba kavinė, arba suvenyrų parduotuvė, ar vyninė kokia. Yra ir vienas kitas muziejus, bet tikriausiai, kad kaip ir viskas Italijai nesuplanavus, nelabai tu čia pakliūsi. Tos gatvės ir sienos, viskas tiek balta, kad dabar apsiniaukia, nėra saulės, bet visą laiką susiraukęs ir gailios, kad akinių nepasiėmiau. Tikrai akina. Dar va čia galim pamatyti, kai kurie žmonės, kai statydavo ant stogų, tai pasidarydavo dar su tokiais simboliais. Nežinau jų kilmės, bet tikriausiai kas kam rūpi, nes matosi širdelė perverta, strėlė, kitur kryžius. Tai turbūt būdavo ir įvairių religinių galbūt. Gal šiaip kas kam rūpi. Debesis parplaukia. Gali duoti velnių čia mums. Pasiekėm šio vakaro nakvynę, šnipį rodą ir žinokit, šnipai mes turim privatų viešbutį. Sakė, šiandien mes čionais vieni. Tai leido rinktis kambarį, iš pradžių vieną, paskui kitą, nežinau, 3 aukštų viešbutis su safkelį net kalydariui. O čia ir mūsų privataus viešbučio kambarys su veidrodžiu. Pusryčiai sakė, nuo 4:30, kur tai matyti? Nuo 4:30 iki 10:30, tai čia 3 kartus galėtų pavalgyti atskėlais. O, žiūrėk, mes čia buvom. Turim teliko, apžiūrim, kur čia turim. Aha, taip. Dar vienas veidrodis. O per langų tai turbūt, kad nieko lično nematysime. Pats pakraštys. Krausim kameras, krausim telefonus, pasikrausim patys. Gal visgi rytoj jau, kad jau nuo 4:30 pusryčiai, tai nueisime pažiūrėti ir pusryčių. Simutė šiek tiek magijos triukų yra išmokus. Simuk, ar gali mums pademonstruoti? Tokio dydžio kuprinė. Bet, pusantro litro sulčių. Ir dar šiaip visokių begalė daiktų. Kiškį, ištrauk kiškį. Neturi kiškę? Nu yra kur tabulėti. Čia daug visko. Kur tau telpa, vaikeli, man negaila, bet kur tau tiek telpa? Rantiki kanti. Pamparito concore consone. Rantiki kanti. Dabdini dabido. Nabini nabado. Da da di da da di da da ba di do.